Garbė Jėzui Kristui, mano vardas Vilma. Norėčiau Jums papasakoti apie tai, kaip aš susidraugau su savo rožinio malda, kurią dabar kalbu kasdien. Aš prieš tai Dievą netikėjau, aš atsiverčiau prieš 7 metus ir apie rožinio maldą nežinojau iš viso nieko. Man apie ją papasakojo vienuolė sesuo Faustina mano bažnyčioje ir taip pat man padovanojo mano pirmąjį rožinį, atvežtą iš Medžiugorjės, kurį aš labai branginu ir su kuriuo kiekvieną vakarą meldžiuosi namuose. Iš pradžių, kai mokiausi melsti šitą maldą, ji man atrodė labai ilga ir tikrai pakankamai sunki, nes galvojau, kad reikės išmokti labai daug žodžių. Tačiau paskui aš prie jos prisirišau, nes pradėjau jausti artumą ir meilę mergelei ir Marijai, ir ta malda mane tiesiog priartindavo prie jos. Labai daug iš tiesų laiko melsdavausi per dieną vieną rožinio dalį. Ir prieš metus ryžausi priimti tokį iššūkį, melstis 3 rožinio dalis, nes iš tikrųjų buvo gyvenime labai daug sudėtingų situacijų, kurias turėjau išspręsti, ir rožinio malda man iš tiesų labai padėjo. Man parekomendavo daugiau kalbėti rožinį vienas vienuolis iš Ukrainos, brolis Bohomijo. Ir užgriuvus visokiams nelaimėms aš tiesiog prisiminiau jo žodžius, ką jis man sakė. Ir aš prisimenu, kad tada jam pasakiau, kad betgi 3 rožinio dalis tai yra labai daug. Aš nesugebėsiu šitą kalbėti, reikia labai daug laiko, beveik 2 valandų. Bet jisai pasakė, kad mergelė Marija laiko visada duoda, o nauda ir pagalba jos yra neįkainojama. Ir aš tiesiog prisiminiau tai ir tiesiog leidau savo leistis į šitą nuotykį, paeksperimentuoti ir galvoju, jeigu nesugebėsiu, tai nesugebėsiu. Bet aš buvau gana ryžtingai nusiteikusi. Ir tiesiog pradėjau šnekėti tą maldą, tiesiog vaikščiodama gatvėmis, nes man buvo sunku iš pradžių išsėdėti keletą valandų vienoje vietoje meldžiantis. Tai aš tiesiog eidavau į lauką, vaikščiodavau, melsdavausi rožinį arba atsisėsdavau kažkur tai. Ir tas laikas praeidavo labai greitai ir aš nesijausdavau nei pavargusi, nei išsekusi. Ir mergelė Marija su kaupu tiesiog atsiliepė į mano maldą, nes ji girdė visų savo vaikų šauksmą. Ir mano tiesiog gyvenimas nuo to laiko pradėjo keistis. Ir štai dabar jau daugiau negu metai aš kasdieną kalbu po 3 rožinio dalis. Kartais būna, kad meldžiuosi jas visas iš karto, kartais vieną dalį ryte, kitą dieną, kitą vakare, taip kaip man leidžia laikas, bet pradėjus melsti šitą maldą, aš niekada nepritrūkstu laiko. Visą laiką Viešpats padaro taip, kad visada, bet kokiomis aplinkybėmis, nesvarbu, kokia aš būčiau užsiėmus, kokia būčiau pavargusi ar kokia serganti, aš visada randu laiko maldai. Jis tiesiog atsiranda ir diena netruputėlį nesutrumpėja. Ir aš tikrai labai pajutau labai didelę dvasinę ramybę, nusiraminimą, daugelis problemų išsisprendė, mano pagilėjo santykis su mergele Marija. Ir tiesiog nenorėčiau dabar pradėti melstis mažiau, nes aš prisirišau prie tos maldos, aš jaučiu su ją ryšį, ji man tapo labai brangi. Ir kiekvienam žmogui patariu visą laiką melskitės rožinio maldą, nes mergelė Marija visą laiką mus kviečia ją melstis. Aš žiūrėjau daugybę liudijimų žmonių, kurių rožinės pakeitė gyvenimus. Ir mergelė Marija tiek Medžiugorjėje, tiek kitose vietose, kur ji pasirodo žmonėms, visiems sako melstis rožinio maldą, nes tai taikos malda, meilės malda. Tai malda, kuri gelbėja gyvybės. Todėl ši malda pakeitusi mano gyvenimą, tikiu, kad gali pakeisti ir jūsų gyvenimą. Ir jai tikrai nereikia labai daug laiko, nes mergelei Marijai svarbiausia ne rožinio maldos žodžiai, bet mūsų meilė ir tai, kad ryžtamės pas ją ateiti,
atsisėsti prie jos altoriaus ir truputėlį su ja pabūti. Dėkoju Jums. Sudie.